Sveiki visi, jūs esate YouTube kanale Crypto Arktika ir šiandien mes pakalbėsime apie rinką bendrai. Tai yra, mes žengsime kažkiek žingsnių atgal ir pažiūrėsime į rinką iš toliau. Taip pat pakalbėsime, ar dar aktualus yra alt-seasonas ir ar reikia jo laukti. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintys komentarę apie kriptovaliutų rinką ir ko jūs tikitės iš jos 2025 metais. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutos biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arktika. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arktika ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrinam, kad būtų parašytas referral code žodis Arktika. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arktika. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Nieko nelaukdami iškart keliame į TradingView ir matome, kad rinkoje yra šiek tiek padidėjęs volatilumas, o jis yra, nes mes dabar turime naujienas. Štai čia matote, kad šiandien į uždarą bendruomenę aš rašiau apie naujienas ir kad galimai bus padidėjęs volatilumas, tad reikia šiek tiek prekiauti atsargiau. Dabar pereikime prie rinkos. Daug labai techninės analizės aš jums nerodysiu, nieko nesakysiu, trumpai pasakysiu apie Bitcoiną. Štai čia mes matome labai stiprų palaikymo levelį, galime vadinti net zoną, turime tokią trendo liniją, turime palaikymo levelį ties $96,000 ir matome, kad mes prie jo spaudžiamės. Vakar gavome rejectą, nuėjome šiek tiek aukščiau, eikime į mažesnį timeframe. Štai čia mes turėjome tokią imbalanso zoną 4 valandų timeframe ir matome, kad mes gavome iš jos gerą išėjimą į viršų ir beveik pratestavome štai šitą levelį, bet pratestavome psichologinę zoną ir mes gavome rejectą, tai kainos atšokimą žemyn. Ką noriu pasakyti, pirmas scenarius, jeigu pramušam štai šitą zoną, mūsų lauks korekcija iki kito palaikymo levelio. Jeigu pramušime štai šitą zoną, psichologinę ribą, šita trendo linija yra labai gerai matoma štai čia, tai reiškia mes pramušim prieš tai esančią bangą, tai yra jau kylanti tendencija ir čia pramušime štai šitą modulį, tai irgi yra kylanti tendencija ir pas mus atsidaro kelias link $106-108 tūkstančių. Jeigu norite tokių apžvalgų kasdieną, tai prisijungite prie mūsų uždaros bendruomenės, aš kiekvieną dieną dalinuos, ką aš manau apie rinką ir ko galima tikėtis iš rinkos. Trumpai tariant apie Bitcoiną, situacija išlieka tokia pat kaip ir buvo, tikimės dviejų scenarių ir žiūrėkime, į kurią pusę bus pramušimas ir tada jau darysime išvadas. Dabar bendrai noriu pakalbėti apie rinką ir klausimas, ar vis dar yra aktualus altcoin seasonas. Dabar pabandykime tai įsiaiškinti. Mes matėme labai didelę manipulaciją ir prieš tai tikrai buvo jau daugam kilę klausimas, ar visi tikrai gali uždirbti iš alt-seasono, nes atrodo, kad dabar visi susipirko spot portfelius, pasiėmė dar future sandorius, tai yra pasiėmė leverage kažkokį ir laukia kilimo. Ir mes gavome štai čia tokią manipulaciją. Tikrai buvo labai didelis skaičius likvidacijų ir aš tokios skaičius likvidacijos tikrai nemačiau per paskutinius keletą metų. Ir čia buvo didesnės likvidacijos nei COVID laikais ir FTX biržos bankrotas. Pažiūrėkime šiek tiek į mažesnį timeframe ir čia Bitcoino grafike galima buvo įžiūrėti, kad bus kažkoks kritimas. Štai šitoj vietoje, kai buvo Bitcoinas, aš rašiau į mūsų uždarą bendruomenę, kad aš pasiėmiau short poziciją ir tada mes matėme štai čia tokį rejectą ir nuėjome šiek tiek žemiau. Čia šiaip buvo struktūra tikrai graži ir mes ėjome step by step, tai yra žingsnis po žingsnio link šitos zonos, kad ją pramušti. Čia buvo štai tokia reakcija ir matome štai šitą didelę žvakę, aš jums dar įjungsiu volumą ir matome, kad volumas buvo didelis čia ir šitą vietoj pamatę prekiauti, kad yra tokia žvakė, čia yra ant pramušimo žvakė, pradėjo imti long poziciją su dideliais svertais ir tikėtis kilimo aukščiau. Bet gavosi taip, kad buvo spaudimas iš pardavėjų, tai yra iš didelių žaidėjų, jie tiesiog užsidarinėjo savo pozicijas į tos žmonės, kas pradėjo supirkinėti Bitcoiną, kai kaina buvo čia. Ir tada gavosi taip, kad mes nuėjome žemiau
žemiau šitos bangos, žemiau šitos trendo linijos ir čia pradėjo suveikinėti stop lūzai ir likvidacijos ir dar buvo spaudimas iš didelių žaidėjų ir mes gavome štai tokį didelį impulsą į apačią ir pažiūrėkime, kas buvo toliau, o toliau buvo daugmaž štai toks judėjimas ir kai kaina juda labai lėtai ir yra trendas mažėjantis, yra didesnė tikimybė, kad mes gausime štai tokį didelį kritimą, jis būna visą laiką staigus, mes čia tą ir turime ir iškart matome, kad bitkoinas grįžo atgal į savo zoną. Dabar atsakant į tą klausimą, ar iš altcoino uždirbs visi, jau atsakymas tikrai yra akivaizdus, kad ne, nes daug žmonių gavo likvidacijas, aš iš savo aplinkos radot ir iš savo pažįstamų ar draugų pažįstamų girdėjau, kokias sumas jie prarado per šitą manipulaciją ir šitos sumos buvo tikrai labai didelis, buvo ir kas 10 tūkstančių, buvo kas ir 5, buvo kas ir daugiau nei 100 tūkstančių, buvo dar tikrai daug žmonių, kas įdėjo future sandoriuose ir iš viską prarado visą depozitą ir jeigu net mes dabar nuo dabartinių reikšmių eitume jau į alt seasoną, eitume į didelį augimą, jau būtų tikrai labai mažai žmonių, kas užsidirbs iš altcoin season, nes tiesiog dabar labai daug žmonių atsifiltravo, daug žmonių, kas neturi pinigų, daug žmonių, kas net neturi tiesiog pinigų atpirkti savo spot, nekalbant jau apie kitus dalykus, tikrai didžioji dalis žmonių prarado daug pinigų ir neturi jau net pasitikėjimo rinko. Dabar rinko yra didelė baimė ir niekas netiki, kad bus alt seasonas. Čia yra labai geras ženklas, kad reikia pirkti, bet primenu, reikia pirkti dalim ir dar noriu priminti svarbų dalyką, kad neprarasti savo depozito, jūs turite mokėti valdyti rizikas, tai turi būti pas jūs rizikos valdymas ir visą laiką turi būti pas jūs stop lūzai. Niekada neprekiaukite future sandorių, tai yra, jeigu turite sandorį su svertu, su leverage, niekada neprekiaukite be stop lūzų, nes bet kokiu atveju ateis toks momentas, gali būti, kad ir pas jūs viskas gerai, gali būti mėnesis, 2 pas jūs ten pelnas, viskas gerai, prekiauti be stop lūzų, bet po to būna tokios manipulacijos, jūs viską, ką uždirbote ir viską, ką dar buvote įsidėję į kriptovaliutos biržą, jūs liksite be nieko ir bus tiesiog pas jūs depozitas nulis. Tai šitų klaidų nedarykite ir visada naudokite stop lūzą. Geriau paimti stop lūzą, mažiau uždirbti, bet ilgojo laikotarpiu tikrai tai bus geriau ir jūs bet kokiu atveju turite mokėti ir saugoti savo depozitą ir tik tada jau mokytis, kaip reikia jį didinti. Dar pažiūrėkime į firmo grafiką. Apie firmą aš daug nesikartosiu, nekalbėsiu, nes jau tikrai esu labai daug ką sakęs ir noriu parodyti jums šitą manipulaciją, kai buvo jinai per COVID-ą. Čia irgi matėme labai didelį kritimą, didelę manipulaciją ir vėliau čia buvo keletą savaičių, kad mes stovėjome vietą, tai virštai apačiai, tai buvo žodžiu šoninis judėjimas mažesniuose timeframe'uose ir po to laiko mes matėme, kad jis visą laiką augo. Dabar turim labai panašią situaciją štai čia ir mums labai svarbu, kad savaitinė žvakė užsidarytų aukščiau šitos trendo linijos, aukščiau štai šito levelio, aš jį šiek tiek pratęsiu. Tai va, labai svarbu, kad mes virš šitos zonos užsidarytume ir tada bus kaip ir viskas gerai ir bet kokiu atveju reikia stebėti, kas bus toliau. Aš esu dabar tokios nuotaikos, kad aš laikau savo ranką ant buy mygtuko ir laukiu kažkokių naujienų arba žalios šviesos nuo Trumpo. Kasgi daugiau kaip ne Trumpas, nes Trumpas tikrai daro didelę įtaką kriptovaliutos rinkoje. Niekas negalėjo nuspėti situaciją su Trumpu ir Kinija, dėl to čia ir yra priežastis, dėl ko mes ir nukritome, kaip visi sako. Aišku, čia yra ir šitas, bet ir dideli žaidėjai nedurni, nes dideli žaidėjai nori padaryti taip, kad jūs bijotumėt rinkos, netikėtumėt ir būtumėt neviltyje, kad jūs parduotumėt savo monetas jiems pigiai ir vėliau, kai rinka atsigaus, jinai pradės kilti, bus alt seasonas. Tie žmonės, kurie pardavė ir bijojo, jie vėl ant emocijų pagavę FOMO jausmą pradės pirkti aukštai ir dideli žaidėjai, kurie pirko šitas monetas pas juos, kai kaina buvo labai maža, tiesiog pardavinės ir užsidirinės jos, kai kaina bus aukšta. Ir bet kokiu atveju jie vėliau vėl praras pinigus, kas eina ant aukščiausių taškų. Dabar yra rizikos atžvilgių labai gerai pasimti kažką spot portfelį, pasižiūrėti, perkame dalim, dar kartą primenu, nereikia eiti rinką, taip sakant, all in, dėti viską, ką jūs turite ir aš jums parodysiu, kokias monetas aš dabar žiūrėsiu į savo spot portfelį prisidėti. Aišku, aš jų turiu jau ir tai pakankamai daug, bet prieš pradedant kalbėti apie spot portfelio monetas, noriu parodyti jums iš praeito video monetą OM ir pažiūrėkime, kaip jinai atidirbo. Čia matome, yra 33% profito, čia buvo labai greitas profitas. Aš su šito sandoriu esu pasidalinęs mūsų uždaroje bendruomeniai ir pažiūrėkime į mažesnį time frame, kaip kaina judėjo. Aš atsidariau štai čia ir šitą vietą aš pasidalinau mūsų uždarą bendruomenę, kad turime labai
gerą entry tašką ir galimai mes eisime iki šitos zonos. Mes čia ir nuėjome, bet prieš tai matėme buvo štai toks spaikas, štai toks šešėlis ir čia galim pratęsti zoną. Galimai kažkas iš jūsų štai šitą vietą nupirkote ir turite gerą pelną, irgi yra labai faina ir gerai. Ir ką noriu pasakyti, šitą monetą nereaguoja į rinką, kai buvo didelis kritimas, jinai nelabai ir krito, jinai tiesiog įdėjo šoniam judėjimą, tai yra konsolidavosi ir galima stebėti šitą levelį. Jeigu jinai pramuš šitą levelį ir užsitvirtins didesnis time frame'uose, reiškia bus dar kilimas, tai yra trendas tęsės. Tai šitą galite pasižiūrėti. Pereikime prie spot monetų. Pirma moneta yra jų. Matome, čia yra labai didelis gražus kanalas, kai šita moneta juda ir jinai jau eina link palaikymo levelio. Ir štai šitoj vietoje aš bandysiu pasiimti savo dalim ir aišku, jeigu mes būsime čia, aš pabandysiu paspekuliuoti ir svarbiausia žiūrėsiu, kaip reaguos šitą monetą į šitą levelį. Toliau mes turime monetą LDO, jinai irgi yra štai tokiam kanale, juda šoniniu judėjimu ir šitoj vietoj irgi bandysiu pasižiūrėti entry tašką. Dėl ko šita moneta man patinka, nes jeigu jie nuspręs įtraukti stakingą į firmą ETF, jinai duos labai daug X, tai galim tikėtis 50 X nuo dabartinių kainų. Tai tikrai bent jau dalį aš pabandysiu prisidėti ir pasiieškoti entry taškų, bet reikia stebėti, ar tai tikrai įvyks. Čia tiesiog yra toks pastebėjimas, kad yra galimybė, kad taip gali būti ir dabar galim pasimti gerus entry taškus. Toliau pažiūrėkime į Ondo. Šitą monetą irgi mane domina į spot portfelį ir pažiūrėkime, čia yra labai gražus didelis žaidėjas. Pažiūrėkite štai šitą levelį, kiek kartų kaina nuėjo ir beveik tiksliai tą pačią kainą ir eina atgal. Reiškia, čia yra didelis žaidėjas ir jis kaupia poziciją. Į kurią pusę sunku pasakyti, bet dažniausiai būna, kad į long poziciją. Kai kaina nuės iki šito levelio, aš pabandysiu aišku ir paspekuliuoti, galimai shortą paimsiu, gal ir neimsiu, pažiūrėsiu, kaip kaina reaguos, bet pramušu šitą levelį, galimai bus štai toks tikras pramušimas, verta atkreipti dėmesį. Toliau pažiūrėkime LTC ir matome, jinai irgi juda štai tokiam kanale, dabar yra štai šitoj vietoje, tai yra beveik prie palaikymo zonos ir galimai eis prie viršutinio taško. Pabandysiu irgi pasižiūrėti gerą entry tašką ir tikiuosi, kad mes, kai pramušime štai šitą kanalą, kaina dar eis toliau ir bus tikrai geras profitas. Ir toliau dar vieną monetą žiūriu, tai Link, jinai dabar irgi yra jau prie palaikymo levelio, juda irgi kanale ir matome, kad čia dienos time frame galimas false breakas. Tai šitą aš pastebėsiu, galima pasimsiu dar kažką paspekuliuoti, bet Link irgi domina ir tikiuosi, kad dabar kaina eis jau link čia ir čia jau bus geras pelnas, bet jeigu mes pramušime štai šitą kanalą, vėlgi galimas toks scenarius, tai yra čia bus tikras pramušimas, retestas su leveliu ir kaina tęs savo trendą toliau. Tai dar aš nieko nepirkau, bandysiu uždinėti dalim, ieškosiu gerų entry taškų, nes šiandien buvo naujienos, rinka tikrai yra labai volatili, jeigu pažiūrėsime, net matome štai čia buvo kilimas ir iškart nuėjo atgal kaina. Tai dar šiek tiek pasižiūrėsiu ir artėja savaitgalis, tai savaitgalį kaip taisyklė vis laik mes raudonuojame, bet galimai šitas savaitgalis bus kitoks. Ir dar noriu jums parodyti Bitcoin dominaciją. Prieš tai esu sakęs, kad mes turime atnaujinti štai šitą high tašką, taip ir gavosi ir dabar dominacija jau tikrai turėtų pabiški mažėti. Jeigu net dominacija nueis iki šito levelio, tikrai bus labai gerai altcoinams ir jie atsigaus ir pamatysime, kad rinka žalios. Bet dominacija gali dar kažkurį laiką paflautinti šitą levelį. Floating levelį tai reiškia vaikščioti štai tokiu būdu aplink levelį ir tada eiti žemiau. Kas liečia dominacijos, iki kur aš tikiuosi, kad jinai gali nukristi. Pirmas taškas yra apie 50% ir čia aš manau užsifiksuosiu dalį savo portfelių ir aišku, jeigu kris žemiau bus labai gerai. Tai čia dar iki to toli reikia pasižiūrėti, kaip reaguos štai čia ir į šitą levelį, nes šitas levelis yra tikrai labai stiprus. Apibendrinant šitą video, altcoinas turi būti, jis niekur nepabėgs, bet klausimas tame, kiek žmonių sulauks to būtent altcoin seasono ir tikrai rinka linkus link to, kad manipuliuoti žmonėm, kad jie bijotų, kad jie parnėtų savo monetas ir kuo mažiau žmonių užsidirbtų. Dėl to reikia turėti labai gerą rizikos valdymą, reikia turėti stop lossus, planą ir neuždinėti į visas monetas all-in, o pirkti dalim ir visą laiką turėti stablecoiną, su kuriais jūs galite dirbti toliau. Tikiuosi video buvo naudingas, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuko, bei parašyti savo mintis komentarė ir taip pat nepamirškite prisijungti prie mūsų nemokamos Telegram grupės, kurios nuorodą rasite video aprašyme. Iki greito.